Sveiki. Ar kada susimąstėte, kad kaip mesgi mylime savo aplinkinius ir patys save ir per ką pasireiškia būtent meilės jausmas? Tai yra per kvėpavimą. Kai mes stebime, kaip mes kvėpuojame greitai, lėtai, tai yra dalinai meilės išraiška. Pradėkit stebėti savo meilės akimirkas. Savo būtent meilės akimirkas. Tai yra, kaip jūs bendraujat su savo žmogumi. Poroms turiu labai nuostabią praktiką. Skirkit valandą laiko dviese. Be telefono, be nieko. Tiesiog pabūti dviese. Užsidėkite žvakes. Ir tą valandą laiko skirkite tik tai tam, kad jūs būtumėt kartu apsikabinę. Nesimylėti, o tiesiog būti apsikabinus. Tai yra valanda laiko laikyti savo žmogų savo glėbyje. Tai yra labai nuostabi praktika ir jūs pamatysit vieną unikalų dalyką. Pagal Ošą jis yra aprašęs vienoje iš savo knygų būtent šį patarimą. Tai yra pasiekti gilesniai laimiai. Tai yra, kada mes būname apsikabinę, kada mūsų rankos liečia kitą žmogų, mūsų kvėpavimas tampa vienodas. Mūsų kvėpavimas mes pradedame kvėpuoti vienodu ritmu su šalia esančiu žmogumi. Ir išbuvus valandą laiko, jūs nerasite žodžių, kaip apsakyti tą jausmą, lyg jūs būtumėte dviese pabėgę į kosmosą. Nieko nedaryti, tik būti apsikabinus. Tiesiog būti šalia, tylint, nesiaiškinant, net nekalbant. Tai būtų jūsų sakralus laikas. Ir kai reikės kažkam papasakoti apie šį įvykį, jūs nepatikėsit. Nėra žodžių, kaip tai papasakoti. Ir patarimas, tai poroms atstato naujus santykius. Kam rekomendavau, kad tai galima pabandyti ir kas tai tikrai padarė, tos poros nebenorėjo skirtis. Į savaitę bent 1 valandą raskite laiko pabūti dviese apsikabinus. Tai yra nuostabus jausmas ir tas jausmas bus prilygintas, lyg būtumėt nuskridę į kosmosą dviese. Nereikės kelionių, nereikės išvažiavimų. Tiesiog pabūkite su savo brangiais žmonėm. Nieko nedarydami, įspėju, nieko nedarydami, apsikabinę. Ir pamatysit, kai po valandos kvėpuosit vienodu ritmu. Kartu įkvėpsite ir kartu iškvėpsite. Ir tai bus, yra posakis, žiūri į vieną pusę. Abudu žiūri į tą pačią pusę. Ne vienas į kitą ir bla 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 sako, o abudu žiūri į tą pačią pusę. Ir pora šitaip stiprėja, nes partnerystė tai nėra tik tai veiksmai. Partnerystė ir kvėpavimas kartu. Su jumis Eligė ir skaičių magija. Prenumeruokite kanaliuką, kad pamatytumėt naujausius įrašus.